Laikas negailestingas. Vis daugiau atgimimo laikotarpio svarbių ir įdomių faktų jis sunaikina, o šie nugrimzda į užmarštį. Todėl pabandėme kalbinti to laikotarpio amžininkus. Tūkstantis 988 m. vasario 16 d. Šiaulių rajono komunistų valdžiai didžiausias skaudulys buvo Kryžių kalnas. Valdžia organizavo budėjimus prie kelių, vedančių ant kalno, kad patriotai nepastatytų kryžius Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio proga. Žmonės pasakojo. Vienas valdžios veikėjas tikrinęs budėtojų postus net pareiškė, kad tuoj buržuaziniai nacionalistai kaip šliužai išlys iš tamsos su kryžiais ant pečių. Nei vieno kryžių statytojo jiems sugauti nepavyko. Kai tik komunistai postus ant kelių panaikino, atsirado ne vienas kryžių šiai datai prisiminti. Tūkstantis 988 m. birželio 3 d. buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. 1988 m. vasarą sąjūdžio grupės įsikūrė visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pradėti leisti laikraščiai, sąjūdžio žinios atgimimas. Organizuoti vis didesni mitingai, kurie nuvilnijo iš Vilniaus per visą Lietuvą. Pirmas didesnis sujudimas Šiaulių rajone buvo 1988 m. rugpjūčio pabaigoje, mokytojų rudens konferencijoje. Drąsiai pasisakė mokytoja Kazimiera Arust, Jonas Prielgauskas, sukeldami visų ovacijas. Bet tuo į tribūną išbėgo vienos Šiaulių rajono kaimo mokyklos lituanistė ir pradėjo ginti komunistų partiją ir tarybinę santvarką, klausdama konferencijos dalyvių. Ar ne per daug mes sulietuvėjome? 1988 m. rugsėjo 3 d. įvyko ekologinė akcija Apkabinkime Baltiją. Iš Kuršėnų ir kitų rajono vietų vyko autobusai su žmonėmis. Teko dalyvauti ir mokytojai Kazimierai Arust. Ji prisimena, kaip funkcionieriai stengėsi sutrukdyti akcijai. Palangoje, temstančiame pajūryje, išjungė elektrą, trukdė veikti garsiakalbiams. Bet žmonių entuziazmas nebuvo sunaikintas. Kūrėsi tuo metu sąjūdis visuose rajonuose ir visuose miesteliuose, o pas mus nebuvo. Dabar rugsėjo pirmomis dienomis, neprisimenu, gal rugsėjo 2, gal 3 dieną, čia pas mus atvažiavo toks rašytas Stasys Kašauskas, jis aktų salėje mokytojai buvo surinkti iš mokyklų Kuršėnų, jisai skaitė paskaitą apie savo knygas ir kalbėjo apie sąjūdį. Ir keli tokie pavaduotojai, viršininkai, gal jiems partija liepė, vis sakė, kam tas sąjūdis, prieštaravo jam, kam tas sąjūdis yra komunistų partija, jinai valdo ir čia mums taip gerai, nereikia čia jokio sąjūdžio. Na, mes keli mokytojai pasipiktinom tokiu elgesiu ir pasakė, mes įkursim sąjūdį Kuršėnuose. Ir jeigu niekas nekūrė, mes tikėjomės, kad kažkas įkurs, pamatėm, kad nėra ko tikėtis. Tai čia istorijos mokytojas, toks Romualdas Putnikas, o čia buvo jo kabinetas, kai jis čia dirbo. Tada darbų mokytojas, jeigu kas mokėsi Pavenčiuose. Tada Anglickio, tuo metu pirma vidurinė vadinosi, fizikos mokytojas. Ir aš nusprendėm, kad nuvažiuosim į Šiaulius, o Šiauliuose būdavo sąjūdžių susirinkimai, paklausim, kaip įkurti tą sąjūdį ir įkursim. Tai taip ir buvo, nuvažiavom, ten pasakė, kad kartais atvažiuoja iš cukraus fabriko žmonės ir iš ligoninės, daktarai keli ir darbininkai.
Tada mes susitikom su jais, dar susirinkom mano bute, atėjo visi, apsitarėm, kaip čia mes darysim ir tada buvo tam tikri žingsniai, kuriuos reikėjo padaryti. Tada susirinkom, kur dabar yra merija, ten tuo metu buvo toks vykdomasis komitetas ir mes ten susirinkom ir nusprendėm skelbti mitingą, susirinkimą tokį gyventojų kultūros namuose ir įkurti sąjūdį. Iš karto komunistai įsigando labai, čia pradėjo spausti mus ir iš karto pareikalavo, kad už tą susirinkimą mes susimokėtume už salę. Tuo metu reikėjo mokėti netoli 300 rublių. Mano atlyginimas buvo 120 rublių, tai įsivaizduokit. Reiškia, reikėjo užmokėti tokius pinigus. Bet kadangi toj grupiai buvo gydytojai, tai gydytojai buvo turtingesni žmonės, jie per savo susirinkimą paėmė ir sumetė. Pinigus sumetė tą mokestį, užsimokėjom už tą salę ir tada mus ten įleido. Bet baimė buvo tokia, kad mes kvietėm tremtinius pasisakyti. Tame mitinge jie neišdrįso. Sakė taip, mes jau buvom Sibire, dabar jūs važiuokit. Dabar jūs išveš, o mes jau geriau pasėdėsim ir palauksim. Ir taip, kiek Kuršėnų tremtinių kalbinau aš pats, ir 41 metų tremtinių kalbinau ir niekas nesutiko. Tai štai tas mitingas buvo, įsivaizduokit, į tą salę susigrūdo 800 žmonių. Ten yra. Mylimus kuršėniškiai, tai buvo Verseckas, Bezaras, Andriuškevičius, tiesiog Daugvidas Verseckas, tai buvo jisai iš tų didžiųjų organizatorių. Vėti apie Baltijos kelią, tai buvo toks pakilimas, toks organizuotas vykimas į Baltiją. Važiavom, matydami daugybę žmonių, daugybę. Mums važiuojant per Panevėžį, reikėjo per geležinkelio stotį pervažiuoti, tai buvo bandoma trukdyti. Taip ilgai manevravo traukiniai ir mes galvojom, kad nebespėsim, bet vis tik spėjom, atvažiavom į mums paskirtą vietą. Prieš tai sąjūdiečiai vyrai buvo pastatę 2 kryžius. Vienas vadinosi Karavykas, kitas paprastas kryžius. O kaip atrodė Lietuva po Baltijos kelio, kai grįžom namo, tai švytėjo visa Lietuva. Buvo vieni žiburiai. Toks buvo pakilimas. Nu ir toliau visą laiką vyko susirinkimai, vyko agitacija, vyko laikraščius pradėjo leisti ir tuos laikraščius atveždavo į būstinę ir ten ateidavo žmonės pasiskaityti. Nu ir va, visą šitą privedė prie kovo 11, kada, kaip žinom, jau paskelbėm nepriklausomybę. Dirbau tuo laikotarpiu Pavenčių cukraus fabrike ir turėjau tam tokį sandėlį, ten būdavo sudėtas aprangos, rūbai, dar kas nors ten. Tai ten meluodavau, ką man reikia, įvairių spalvų pagal spalvas medžiagos, tai imdavai visokią juodą, baltą, žalią, raudoną, geltoną, ten mėlyną,
kokiu tik tais tų duodavo, o iš tikrųjų reikėdavo tik 3 spalvų. Paskui pas mane ten toks Stasys Velička, dabar Vilniuje gyvenantis, mokėjo siūti, va tai namuose siūdavom naktį ir viena vėliava yra jinai Aušros muziejuje, šiaip ant Vyčio paminklo dabartinio, kur yra vienas neteisingas žodis užrašyta. Tai ten žodis yra, sakykime, tas paminklas pastatytas ir užrašas yra žuvusiems už Lietuvos laisvę. Iš tikrųjų žodis turėjo būti kritusiems. Toks tai buvo parašyta. Pamenu, vyko tada kandidatų kelimas ir gal kokie 90 metai. Tada į LTSR, tą aukščiausią tarybą, bet vis tiek buvo nuo Sąjūdžio, nuo visokių dalykų ir į rajoną. Tai galbūt įstrigo tai, kad aš pats dabar įsivaizduoju ir pamenu, kaip Jasukaitytės eilėraštį deklaravau, aš dabar jo visą toli gražu mintinai nepamenu, bet ir išėjęs vietoj to, kad ten kažką kalbėti, agituoti, ir sėdėjo tie partinukai, aš atsimenu, pirmuose eilėse, ir man tas jausmas toksai matės akivaizdžiai, ypatingai nuo scenos šiek tiek aukščiau, ten per 1,5 metrą, kad aš ten to žodžius, kai už kiek tu pardavė arba parduosi Lietuvą, už aukso trupinį, skardinį ordiną ar pilną šaukštą. Ir aš mačiau, kaip jie taip mažėja tuose solose. Aš atsimenu tą momentą, kai mes kūrėme Sąjūdžio grupę mokykloje. Mes kažkaip keli žmonės pasiskirstėme, kas ką pakalbins, nes tuo metu visko buvo. Tikrai vieni žmonės bijojo, kiti netgi sakė, kad čia neverta, kad čia tikrai visus į Sibirą išveš. Pas mus nebuvo mokykloje tokių šnekų, bet mes tikrai ėjom asmeniškai, kiekvieną klausėm ir aš ėjau per 3 aukšto koridorių ir kažkaip atsimenu, kai pasibeldžiau mokytojos Vitalijos Šukienės matematikės duris ir paklausiau, ar jinai jungsis į Sąjūdžio grupę, pasakė tikrai taip. tą momentą aš kažkaip įsimenu, bet ir žinoma, ir visi kiti, kuriuos mes kalbinam, visi įsijungė ir yra sąrašai, tikrai mūsų labai didelė buvo Sąjūdžio grupė. Dar atsimenu, kad 89 metais aš turėjau auklėtinius 8-tokus. Taip, pavasario atostogų metu mes vykome į Maskvą su tuometinė fizikos mokytoja Stase Mileiškiene pas projekto partnerius. Pamaskvėje, toks Pavlovsky Pasad, toks priemiestis yra. Ir mus, aišku, tai tradiciškai vežė į Maskvą, parojo į Lenino mauzoliejų. Ir vienoje aikštėje ratu buvo iškeltos visos tuometinių Sovietų Sąjungos respublikų vėliavos. O mes jau buvom atgavę savo vėliavą ir taip gražiai švietė, buvo toks pilkas, tas pavasario atostogas buvo kažkoks pilkas dangus, niūrus oras ir ta mūsų trispalvė, tarp tų visų panašių kažkieno sukurtų ten tų respublikų vėliavų, taip švietė, buvo kaip saulė. Kuršėnų sąjūdiečiai išlydėjo ir savo atstovus į Vilniuje vykstantį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Kuršėnai tuo metu visoje Lietuvoje garsėjo savo tortais. Eugenija Dragūnienė įteikė delegacijai tortą, papuoštą Gedimino bokštu ir trispalvę. Vienos Šiaulių rajono mokyklos mokytojai suvažiavimo metu norėjo iškelti trispalvę. Direktorius neleido. Spaudžiamas kolektyvo nubėgo skambinti į rajono partijos komitetą. O tie pareiškė, kad mokytojai trispalvės nekeltų. O šie dėl viso pikto paskambino švietimo skyriaus vedėjui Valerijonui Krūmui. Jis neprieštaravo ir mokytojai iškėlė tautinę vėliavą. Ten, kur praėjo vienas, pėdsaką paliko. Ten, kur praėjo 10, vos žolė nulinko. 100 praėjo. Liko tik mažytis takas ir platūs vieškeliai palieka amžiams, ten, kur tauta praėjo.